ką, sveiki visi, tai varom lėkščiuot pradėti, ne? Tai iš karto paspauskite patiktuką ir būtinai prenumeruokite kanalą. Tai dabar šaunam iš karto Belarusą, čia daugiau kaip ir nieko neaptvarkėm. Tai jo, čia tai biškė, tai žodžiu tėvuks per varą, seka, lėkščiuok, žinai, kur veršiukai buvo? Žolę lėkščiuoti. Na, aš nežinau kur. Kaip ir žinau, bet nežinau, tai aš tiesiog nerizikuosiu, supranti. Geriau palauksiu, kol tikrai parodys dar kur ir pasakys. Dabar, supranti, nenoriu pridirbti taip, kad paskui problemų būtų. Tai geriau palauksiu. Supranti, biškį pašils, užsikabinsiu lėkštas ir galėsiu šauti, lėkščiuoti. Tai čia reikės jaučiu tuos du laukelius, tada sulėkščiuoti vieną padaryti ir tenai, kur tada su lempom variu. Tai nežinau šiaip kada bus tie video, galbūt šis bus greičiausiai, nu bet bus matyti. Gerai, tėvuks atvažiavo, pasakė, kur ką lėkščiuoti, tai iš visą 1, 2, 3 ir tenai bus 4. Nu šitai labai gerai, bet pasakė, nu, jokių bet nėra šiaip. Viskas gerai, tik pasakė, kur ribos, kur žinai, kiek važiuoti, kaip važiuoti. Bet žinai, jokių malonumų paskui nebūtų, kad ne ten nuvažiuosiu per daug ar per mažai paimsiu. Tai pasitikslinu ir viskas. Maždaug apėjom ribas, pasakė, kaip kur ką važiuoti, telefoną čia buvau palikęs. Gerai. Sėdam. Į apačią? Ne, į viršų. Gerą. Blemba, praslyda. Kažkur ant galvo, žinai, buvau pasidėjęs, kažkur dinga. Niek. Tai šaunam, pradėsim lėkščiuoti. Tai va šitą gabaliuką ir šitą reikės suvaryti. Labai sunkiai lent, bet varau po 2 kartus, supranti, ir tada dar kitaip varysiu irgi. Tipo labai čia sunkiai, bet nu supranti, čia pirmą taip suvažinėsiu, tada nu čia skaityk iš visą kokius 4 kartus važiuosiu, kad normaliai būtų biški matas, bet galėtų būt supranti ir geriau, bet yra kaip yra dabar. Man svarbu tavo kiek įmanoma sumikštinti žemę, tai paskui dar kai važiuosiu sutvarkysiu. Tai jau baiginėjom po biški šitą laukelį. Tikrai neblogai atrodo. Jis kažkaip turi tą nuojautą, kad kažkodėl negerai. Bet dar neįsivaizduoju kas. Tai va, žodžiu, maždaug lika, skaityk, nuo čia iki čia. Ta pravarau, tada dar va šitaip linija, tada taip linija, nes šitoksai gravuks yra. Saka tėvuks, da, nežinom, ką čia sėsim, bet saka, sužinosim, kai reikės. Ai, čia slieks. Nes, supranti, aš vieną metaliuką jau pamečiau. Supranti, grįžti kažkokie netokie garsai. Tai sustojau, išlepau, pažiūrėjau, paaiškiau lėkštas. Nu, lyg viskas vietai, tada dar kartą peržiūrėjau, žinai, prieš išvažiuojant. Nu, šičia jau, kiek čia maždaug, buvau daugiau negu pusė jau padaręs. Tai, žinai, žiūriu, galvoju, šakės, tai kas čia per garsas? Supranti, nieką nematau, nieką nesuprantu. Nu, ne, paikščiau, pažiūrėjau šlaunelės, paėmiau gaištį, pradėjau traukti, žiūriu, blemba, žiūrėk, negaliu šį pilnai ištraukti. Tai pasirodo, va šitą buvau pametęs, tai gerai, kad buvo dėžiai davins, tai uždėjau. Tai jo, kol kas, va tokias naujienas. O daugiau šiaip, supranti, kiek galvos, tada nežinau, kur mamikė nukiša. Buvo įėjus kamarį, supranti, jaučiu kažką pamatė, ne to pradėjo tvarkyti. Aišku, žinai, kaip būn mamos, visada kažką rand blogą ir kažką bando tvarkyti. Tai va,
Tai dabar reikia čia suvažinėti. Čia. Ir tada šitaip iki pat galą ir per vidurį. Pagrindiniai grioviai visokie. Tada šausim į šitą ir tada va tenai. Let's go. Gerai, jau važiavau tą laukelį, tėvuks atėjęs, kartas paėmė, pažiūrėjau. Tai pasirodo, tai grūkščia vaikšto. Tai žodžiu, pasirodo vieną lėkštę bišką sulenkiau. Nieko, tada pažiūrėjom, biškį leidžiu iš tenai nemažai tepalą. Bet va, jau lauks, jau tikrai. Sako, arba rytoj, arba poryt leisim, kad biškį padžiūtų, tai tada antrą kartą šausiu. Tai čia da seniai pirms važiavimus. Taip, va, taip gerai atrodo. Po biškį grioviuką baigiu išvaryti ir viskas. Tai visą suvažinėjau, viso. Taba nusimiau bortų, suprantu. Taba čia šitą pabaigsiu ir šausiu link Vižės, tenai pabaigti. Varo namo. Šaunam ausinės, nes jau nebereikia čia klausytis. Ir legiam. Jau galiu net ir greitesnį šauti. Tava yra iš šis antras pravažiavimas, bet kiek matau, žinokit, jau šalis. Niek. Tai čia dabar šičia suvažinėsiu. Na dar supranti, jau paruošiu čia grinai įsėsim, dabar iš karto, kai pabaigsiu lėkščiuoti. Už savaitę, gal dar šitą mėnesį, sakykim, kad įsėsim dar. Tai. Viskas gerai turėtų būti. Bet man dabar tik reikia kartus dar važinėti. Kad jau būtų paruošta, supranti, visi. Nekas svarbu, kad būtų gera, jokių baisių šiukšlių, supranti, nes tiek dabar yra po 5-2-8 ir armina lauką. Gerai, lauką baigiau. Dangus nekoks. Jeigu dangus nekoks, ką tai reiškia? Kažkas galimai bloga gali atsitikti. Spėk, kas atsitika. Nu, spėk. Kodėl aš, pavyzdžiui, dabar jėmų montiruoti? Jeigu pasakei, kad užsikišo, nu, va, pavyzdžiui, va taip, neatsitika. Tai tu esi teisus. Kaip skaniai. Dar praded lyti. Niek. Ai, šitą nebaiskai. Nu, žodžiu. Turi ką veikti dabar. Gal. Ne? Nu, žodžiu, kapstam. Spėka. Ija. Aš jau vos ne kiaurį šlapsiu. Pradėjau normaliai varyti. Ir jo, pradėjo lyti. Tai tipo все. Darbai baigti. Sustoja, tai man dar vieną laukelį šį daryti. Davai, nu. Dar būtų. O, vaikinė. Keturis turiu, paliksim iš žymių, bet yra kaip yra, ne? Oi, kai darbo bus. Nėra gerai. Vai, paskratyk iš. Nieka, neįkrūst. Ne, bet čia reik pala. Pažiūrėkim gal orus. Gal čia tavo tik taip debesiukas atrodo. Šiek didelis tikrai, bet gal čia mažas, supranti. Nu, toj pala pažiūrėsiu. Žodžiu, pažiūrėjau, tai maždaug iki 6. Buvo taip vienu tarpu nustoja, dabar vėl pradėjo pilti. Jo, pažiūrėjus toliau, tai ten tikrai ne kažką.
Tai jau padarys. Reikia padaryti tada šitą iš karto. Važiuojam namo. Nieko gero nebus. Išjungiam antrą tiltą. Važiuojam, nes tikrai šugaunas. Bet, krapaus naktį. Lėkštas kažkiek krapaus. Visas. Nežodžiu. Ja, ką, veiks tiek tu tą nenutėmės. Mani, kad tebe kažkiek pravadžiu. Suprant. Nieks jėga nevyks. Reikės pačiam. Nu ką jau padarys, reikia stabdyti, palauksiu, gal nustos lyt. Ir bus matyt, bet jau viskas, šiandien jau niekur nebevažiuosim. Stopas. Bim, bim, bim. Bam, bam, bam. Čia žodžiu nenuleisiu. Laikysiu pakeltą, bet jo. Įdavėjas, jui. Tiek. Žinau, pirmą dieną baigta, jeigu rytoj geras oro šauna, rytoj padirbt tą patį, tai kol kas kitą dieną už 3 dienos